Visiems suprantamas ir dažnas atvejis, kad statybinės atliekas ir statybinį laužą išvežame įmonėms, rūšiuojančioms atliekas, o šios savo ruožtų į sąvartynus. Deja, retai kyla klausimas, o kas daroma su sąvartynais. Specializuotos įmonės, turinčios tinkamos įrangos ir žinių, per 4 metus geba išrūšiuoti, perdirbti statybinį laužą, taip ne tik prikeliant medžiagas antram gyvenimui, bet ir atlaisvinant milžiniškas užimamas teritorijas. Anksčiau labai buvo daug naudojama žvyro karjerai eksploatuojami, kasamas žvyras ir kelių statybai naudojamas skalda, kuri gaminama tiesiog karjerose. Dabar vis labiau populiarėja betono skalda. Tai yra nugriautų pastatų sutrupinto betono skalda, kuria, kaip matot, galbūt dabar yra gaminama iš betono atliekų su specialios įrangos pagalba. Įranga be abejo yra labai brangi ir sudėtinga, reikalauja ypatingo pasiruošimo, dėmesio ir visa kita. Operatoriai irgi turi būti paruošti tam darbui, bet pats procesas yra naudingas to, kad praktiškai visos atliekos, kurios būna iš statybviečių, yra sutrupinamos ir panaudojamos antrą kartą. Ir taip saugomos ir gamtos išteklius ir gaminamas tas pats produktas, kurios nekasamas iš žemės, o pagaminamas iš atliekų. Kodėl yra svarbus tokių teritorijų tvarkymas, tai čia yra šitam dalykui keletą atsakymų. Pirmiausia, tai yra ekonomiškai naudinga. Mes paskaičiavom, kad kadangi tie sąvartynai atsiranda dažniausiai miestų pakraščiuose, o kaip čia tai praktiškai miesto viduryje. Ir tai yra kaip eksploatavimas karjero, kuris sutrupinus, gauni medžiagas, gauni tą pačią, kaip minėjau, skaldą, gauni kažkokias kitas žaliavas. Tai yra paprasta ekonomika. Bet iš kitos pusės kiekvienas turi suvokti, kad atliekų tvarkymą, tai vis tiek mes einam prie to, kad tų atliekų turi būti mažinama, turi būti teritorijos tvarkomas, kiekvienas žemės lopinėlis turi kažkokį šeimininką arba numatytą šeimininką, kaip šiuo atveju. Ir tai sukuria tam tikrą pridėtinę vertę ir mūsų valstybės, šalies, žemės ir kitų dalykų. Opi problema ir ta, kad įprastam vartotojui, norint pasirūpinti statybinių atliekų pridavimu, reikia ne tik ilgai sukti galvą, kur tai padaryti, bet dar ir sumokėti arba primokėti, jei atliekos neatitinka reikalavimų. Tada paprasčiausia atliekas išpilti miške ir palikti irti 100 metų, taip kenkiant sau bei gamtai. Tokių radinių Lietuvos pamiškėse tikrai netrūksta. Iš tiesų yra labai svarbu, kad žmonės suvoktų, kad neverta pilti atliekas tiesiog į laukus, neverta pakasinėti atliekų. Labai dabar tai yra griežtai prižiūrima, baudžiama ir tiesiog kiekvienas žmogus turi suprasti, kad geriau, jeigu reikia pagaminti kažkokį privažiavimą, keliuką, tai neverta eiti susitarti su statybininku, kad išverstų porą mašinyčių laužo jam į pievą ir jisai išlygins, kadangi tai vis tiek nėra nemokamas dalykas, o geriau nusipirkti padorios skaldos ir rengti savo vieną kartą normalų privažiavimą, kelią. Ir tai nėra labai brangus dalykas iš tikrųjų, ypač kada tokie dideli kiekiai yra dabar griaunami laužo ir gaminamas skaldos. Ir tai yra, kiekvienas pilietis turi suprasti, kad pats savęs neapgausi, kad reikia vis dėlto kelius gaminti iš medžiagų, o ne iš šiukšlių. Visi suprantame, kad didėjantis atliekų kiekis kelia pavojų ir aplinkai, ir žmonių sveikatai. Tad vertėtų pagalvoti apie tai, kad galime niekam nežinomai kenkti aplinkai, tačiau kenkdami jai, kenkiame ir patys savo.